Sveiki gyvi, atviro kodo mokymosi centro bičiuliai. Šiandien greitai pademonstruosiu LibreOffice biuro paketo skaičiuoklės Calc programos funkciją sumos žodžiais. Įdiegus programos šios funkcijos iš karto nėra, jie reikia papildomai įsidiegti. Keliaujant į priemonės, plėtinių tvarkytuvė, kol kas matote tuščią, spaudžiu nuorodą atsisiųsti daugiau plėtinių. Čianais LibreOffice svetainėje spaudžiu nuorodą Extensions, laukelėje paieškos rašau Number text, ieško ir štai yra šitas plėtinys, kuris teikia mums šią funkciją. Šis plėtinys teikia dvi funkcijas. Number text tai yra skaičiai į tekstą arba money text tai yra skaičiai į vėlgi į tekstą, bet su valiutomis, žodžiais. Tvarkoj, kad jį įsidiegti spaudžiame Get Number Text All Platforms. Spaudžiu šiandien, pasirinku, kad atverti su LibreOffice programa. Spaudžiu gerai. Šitą langą galiu uždaryti. Ir štai plėtinių tvarkytuvės lauke su manį yra įdiegti šį funkciją. Gerai. Uždarau šitą laukelį ir uždarau šį langą. Reikia perkrauti programą pačią. Leidžiu iš naujo. Galiausiai naudoti. Tvarkoj, pas mus jau bus ši funkcija. Dabar galim judėti prie demonstracijos. Taip, laukelėje galim parašyti sumą skaičiais. Žinoma, šitą dalyką galime susiformatuoti, kad tai būtų, tarkim, valiuta mūsų atveju. Padarau gerai, tai 154,15 centų bus. Sumažinsiu truputėlį tarpelį ir šičia įterpsime funkciją, kuri vadinsis money text. Tai sintaksė jos yra sekanti. Taip, pirmas laukelis yra number, tai pažymėsiu būtent šitą laukelį, kad skaitytų jį. Šitie laukelį galime palikti tuščius, jeigu mums reikia lietuvių kalbos arba numatytos lokalės, jeigu kitų atveju, tai kabutėse galime surašyti, kaip matote, apibūdinti dalykai, ar tai bus kitos šalies kalba, ar tai bus valiuta kitos šalies. Ir kol kas paliksiu gerai. Ok, turiu, kad šitą sumą parašyta žodžiais. Dabar viena atviro kodo mokymo centro skaitytoja paklausė, kaip padaryti, kad pirmoji raidė būtų didžioji. Deja, jeigu aš mėginčiau formatuoti šitą laukelį, tai padaryti sakinio stilių, kad pirmoji raidė būtų didžioji, tas dalykas neveiks. Tas dalykas veikia tada, kai laukelį yra tekstiniai duomenys, tai tarkim tekstas, formatas, didžiosios mažos raidės, sakinio stilius. Kaip matote, pasidaro pirmoji raidė didžioji. Šiuo atveju, kai duomenys yra sugeneruojami funkcijos, šitas formatas yra netaikomas. Ko įterpsiu čianais ir parašysiu, kad šitoj vietoje yra funkcija money text, kuri panaudota. Paryškinsiu mūsų gautą rezultatą. Tvarkoj. Kitas dalykas, noriu Jums pademonstruoti, kaip vis tik galima pasiekti teksto apdorojimo funkcijų esančių Calc programoje, skaičiuoklės programoje pagalba gauti norimą rezultatą, kad šitas rezultatas būtų toks, kad pirmoji raidė būtų didžioji. Tai norim pademonstruoti sekančią funkciją, aš ją dėsiu čianais, kuri vadinasi upper. Ir padarysiu štai tokį dalyką. Šiam laukeliu pritaikysiu funkciją upper, o duomenys bus iš anksčiau naudotos funkcijos sugeneruoti duomenys. Pati funkcija upper, ką jinai daro, tai reiškia, visą tekstą konvertuoja į didžiasias raidės. Jeigu paspausiu toliau, laukelėje parašysiu kabutėse mažom raidėm labas. Kaip matote, rezultatas bus labas, bet didžiosiomis raidėmis. Tai aš šitą laukelį sudarau, paspaudžiu laukelį štai šitą, priekyje rašau funkcijos pavadinimą upper, atidarau pačią funkciją skliausteliais ir uždarau funkcijos skliausteliais aplink jau anksčiau naudotą funkciją. Tai anksčiau naudota funkcija money text sugeneruoja duomenis, juos pateikia funkcijai upper
kuri šitą tekstą padarys mums didžiosiamis raidėmis. Šaunu. Tokios funkcijos, kad padarytų pirmą didžiąją raidę, dėja nėra. Judam toliau. Dargi prie šitų dviejų jau naudojimo funkcijų pridėsime funkciją left. Vėlgi, logika ta pati. Pasižiūrim, ką daro funkcija left. Funkcija left nustato teksto eilutės pirmąjį rašmenį arba rašmenis. Paspaudžiam toliau ir šitoje vietoje vėlgi naudokime anksčiau minėtą žodį labas. Ir, kaip matote, rezultatas yra L raidelė. Pirma L raidelė tai yra numatytas skaičius. Jeigu parašysiu 2, tai bus naudojami pirmi 2 simboliai visų tekstinių duomenų esančių laukelį. Kaip matėte, la. Jeigu parašysiu 4, laba ir taip toliau. Tai aš šitą dalyką uždarysiu. Dar prieš tai noriu pademonstruoti, kad yra, kokia yra funkcijos sintaksė. Tai skliausteliais yra tekstas tarp dvigubų kabučių ir kiek simbolių nuo kairės pusės mums pateikti rezultatą. Kol kas uždarau, paspaudžiu šitą laukelį ir pridedu priekyje funkciją left. Atidarau pačią funkciją, duomenys iš anksčiau gauti, kabletaškis ir šitoje vietoje parašysiu vieną, kad aš noriu, kad būtų naudojamas tik pirmas simbolis teksto. Tvarkoj turim pirmąjį simbolį. Šitą funkciją paliksim. Dabar šią funkciją nukopijuosim čionais. Panaudosim šitam atveju kitą funkciją, kuri vadinasi mid. Ji iš mūsų esamo viso teksto gali iš kairės į dešinę nuo tam tikro simboliaus sugeneruoti į dešinę simbolį tiek, kiek deklaruosime, nurodysime. Tvarko, pasižiūrim mid funkcijos sintaksę. Mid tekstas pradžia, nuo kurios simbolio ir skaičius, kiek simbolių mums pateikti rezultatą. Spaudžiu toliau, vėlgi tekstas labas. Tvarkoj, tai tarkim padarykim, kad pradžia būtų antras simbolis, A raidelė mūsų atveju ir paimkim 3 simbolius. Ir kaip matote, rezultatas yra aba. Iš žodžio labas, tai nuo antro simbolio, kas yra raidė A mūsų atveju, 3 simbolius ir ABA. Va taip pat veikia šitą funkciją, jos sintaksė yra tekstas, kabletaškis, nuo antro kabletaškis tiek, kiek mums reikia į rezultatą pateikti simbolių. Uždarysiu šitą dalyką ir truputį pakeisiu jau anksčiau naudotą funkciją. Štai šitoj vietoje rašau mid ir prisiminkim sintaksą, tai yra duomenys arba tekstas, kabletaškis aš noriu nuo antro simbolio, jau šią raidelę jau kaip ir turim, vėlgi kabletaškis, į dešinę pusę dabar aš nežinau, kiek gali būti sugeneruota funkcijos man į tekstą simbolių, taip, apsidrausdamas užrašysiu 1000 kaip pavyzdys ir tikrai turėtų tilpti. Tvarkoje turime įdomų rezultatą. Turime pirminį rezultatą, tik tiek, kad be pirmos raidės. Tai kitas dalykas, ką man telieka padaryti, sujungti į vieną vietą štai šį rezultatą ir šį rezultatą. Duomenų sujungimas skaičiuoklė arba CAL programoje galimas labai paprastai su simboliu AND angliškai. Tai jau pademonstruosiu. Tai pirmas dalykas, aš nukopijuoju tai, kas jau padaryta. Štai galim pasižiūrėti iki šiol sintaksę. Dabargi paspausiu šitą laukelį ir nusikopijuosiu visą šitą mūsų funkciją. Kopijuoju, grįžtu atgal. Šitoje vietoje rašau anglišką simbolį AND ir įdedu prieš tai nukopijuotą visą sintaksę. Tik šitoje vietoje matote mėlynas, aš dar pažymėsiu šitą laukelį, kad suvienodinti. Šiai pataisysim. Hop. 22. Vat ir gautas mums reikalingas rezultatas. Vadinasi, rezultatas tai suma žodžiais arba valiuta žodžiais, kurios pirmoji raidė yra didžioji. Dargi nežinau, ar tai gali būti naudinga, bet kad užfiksuoti sujungimo duomenų, šitą vietą galim pagražinti sekančiai. Tai tarp dvigubų kabučių galima parašyti skliaustelį, atidarymą, jis bus interpretuojamas kaip tekstas. Parašau simbolį AND, sujungsiu ir visą šitą dalyką
and sujungsiu su vėlgi skliausteliu, tai yra uždarimas. Paspaudžiu. Va toksai rezultatas gautas. Tai dėkui, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad šita pamokėlė jums yra naudinga. Norėjau pademonstruoti gal šiokį tokį apėjimą, kurį nepilnai realizuoja minėtas modelis MoneyText, bet kaip galima iš tikrųjų manipuliuoti rezultatais skaičiuoklyje. Tai dargi pridedant, tarp visų funkcijų yra teksto funkcijos, kurios mums leidžia tikrai pakankamai lankščiai manipuliuoti tekstu esančiu mūsų skaičiuoklės lapuose. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir iki.